Mokytojai nepakankamai kūrybingi, vaikų ugdyme nemoka pritaikyti kūrybiškumą. Tada jisai šepulė. Man patinka, kad aš ją velėtinė plaukai. O man gražiai rengiasi. Norėtum būti mokytoja? Taip. Kokia tu būtum mokytoja? Gera. O kaip atrodytum? Graži. O kaip atrodo graži mokytoja? Apsirengus gražius rūbus. Kokie yra gražūs rūbai? Suknelė. Tai tikras vyras visą gyvenimą būna pareigingas, atsakingas mokinys ir ateina tas momentas, kada turi pareigą tapti išmintingų mokytojų. Tai čia yra aplamai visų vyrų tokia pareiga. Taip, ir tai yra pats svarbiausias darbas, man atrodo, kad svarbesnių darbų nėra. Gal tu žinai, ką reiškia žodis mokytoja? Kad auklėtoja moko vaikus. O ką moko? Žaisti gražiai ir nesipykti ir nesimušti. O kokius žaidimus tau patinka žaisti mokytoja? Statyti namus. Koks yra mokytojos darbas? Mokytojos darbas, kad gali mokinti, kad skaityti, rašyti, matematikos pratybas užduoda, bet šiaip man patinka. Kas tau yra mokytoja? Mama. A su nosina B, C, Č, dramblys. Nuskaityk. Lerutė. Kokia čia raidė? A, Čia. B, Kokia čia raidė? I, Čia. L, Čia. A, C, Tai skaitom. Kas. Kokia čia raidė? A, O čia? Ariukas. Čia kokia raidė? C, Tai kaip čia gaunasi? Sraigė.